Kokia tai apveista čia šiandien mums visus suvedė. Pagrindinė mintis, tai aš gal ir patį pavadinimą pakartočiau, tai žemės ar moteris, kas tau yra svarbiau, kur tu gali pajusti laimę, palaimą, pilnatvę. Paieška savo buvimo vietos gyvenime. Šitas spektaklis yra įdomus tuo, kad yra apie senovę, apie Lietuvos kaimą, o pagrindinė tema, kur jinai aktuali yra ir šiuo metu, kad žmonės dažniausiai renkasi pagal išskaičiavimą vienas kitą, ne pagal tai jausmus, pagal tai myli, nemyli, o kokį turtą turi. Ir šito spektaklio tema ir yra tokia, kad vyras renkasi savo moterį pagal tai, kiek jinai turi žemės. Visa autentika drabužių, pavyzdžiui, yra būtent tų laikų. Jeigu vedus moteris ten turi vieną galvos apdangalą, ten jaunoji turi visai ką kitą, ten jaunasis ten su rūtų šakelė ir panašiai, ko dabar jau nebėra, nieks nesivaiko tų tradicijų. Tai turbūt tie du dalykai apie tai. Ta prasme, visas spektaklis yra persmelktas tokiu vestuvių kvapu. Davintai aš tikiu, bet kaip man malonu pažinti jūs, tamsta gaidį. Ale kiek čia viską ant to stalo. Pavaniau, užbėgsiu tik arbačiukės, kad sušiltau, o dabar, kaip sakoma, valgant dar geriau yra ir užsitrenkti. Iš tikrųjų, aš manau, kad žmonės yra pasiilgę geros, tokios teigiamos komedijos, tokio gero gal pasibuvimo teatre, kada išeina, sako, wow, einam dabar pasėdėti kur nors, gerą nuotaiką, negrįžtam namo, einam gal pašokti, išger gal taurę vyno, pasišnekėti. Tiesiog tai yra, aš manau, gera dovana teatro mylėtojams ir ne tik. Kadangi tai yra apie kaimą, tai man atrodo, turbūt įdomiausia būtų žmonėms mylintiems kaimą, mylintiems praeitį, mylintiems autentiką, mylintiems senovinės folklorinės dainas, žaidimus senoviškus, nes spektaklis yra labai interaktyvus, kaip žaidimas, galima sakyti, yra ir dainos, ir šokiai.